Kągi, sveiki visi, šiandien su jumis yra Lollipop LT ir mes žaidžiame Minecraft Pocket Edition. Čia pasivadinkime tiesiog Minecraft, o čia pasivadinkime Lollipop LT pasaulis. Gražiausia. Gerai, nesvarbu. Taigi, gal pradėkime nuo medžio kirtimo. Kursiu video apie 10-15 minučių ilgumo. Šiaip galvoju kelti į dieną po 1-2 video, bet nežinau kaip pavyks. Gal kartais 1, gal kartais 2. Matysim. Gerai, greičiau kirsk. Šiaip žadu žaisti ne tik Minecraftą. Galvoju žaisti visokius kitokius žaidimus. Jeigu norit, kad pažaisčiau kokį nors jūsų mėgstamą žaidimą, tai rašykite komentarus, tikrai pažaisiu. O jeigu patiks, tai bus ir daugiau jo video. Aišku. Taigi, laikykit, subscribinkit. Kas čia per pa? Ir medis viršui yra. Pirmą kartą matau tokį. Nesvarbu. Šiaip mums reikėtų susirasti kokios nors laisvos vietos ir tada mes pradėtumėm ką nors statyti. Bet kol kas matau čia tik miškai. Šiaip galvoju, kad už kadro aš darysiu tik tai visokius maninimus ir medžio kirtimus. Bet aišku, jeigu jūs norėsit, tai jums parodysiu, kaip aš maninu ir medį kertu. Bet tai ten nieko man atrodo, nėra įdomaus. O šiaip jokių pastatų, nieko aš nestatysiu už kadro tikrai. Čia dabar viščiuką reikia biškį nusikirsti. Ir kaip bėga aš nepataikau. Gerai, ir dar šį. Gerai, užteks. Kažkaip nėra laisvos vietos. Gerai, ir einam biškį į miško vidurį. Bet gal aš dar pasidarysiu. Taip. Pasidarysim akmeninius įrankius. Aš visada taip padarau. Tokius kaip laiptukus. Ir tada lengva išlipti. Kol kas jūs žemės aplikeksiu, bet todėl, kad paskui vis tiek mums jo nereikės. Nežinau, kokį 20 pasimsim, nes tą fornikeisą reikės padaryti. Ar kaip jis ten taris, nežinau, tą krosnį. Na ir bus gerai. 11 turiu, dar 9, 8, 7. Nu, jau tai baigsis. Galvoju, atradau anglies, bet čia man pasirodė. Gerai, einam į viršų. Negaliu šokti, o šoku. Gerai, dabar pasidarome įrankius. Šitą ir pradžiai užteks. Dabar va, iš vieno hito galim viščiukus išimti. Tai tas va yra labai gerai. Real life praradau. Ir va, ir aš žaidžiu ant mediumo. Tikrai nekeisiu aš to, nes ant hardo tai jau tie visokie zombiai, spideriai labai daug kerta life'ų, tai ten patyliu. O ant easy tai ten labai mažai kerta, tada neįdomu žaisti. O va ant mediumo tai normaliai kerta. O avį radom. Labai gerai. Kas čia? Oi, tunelis. Laukyvas. Ir čia šitam. O. Yra, bet tai aš nieko neturiu, kad šviesos.
Bet kad ir taip nesimato nieko. Kad būtų kas nors gero, dabar kaip mačiau išlipti. Ai va. Ir dar čia pastatykim ir pasidarom. Reikia neįkristi. O, ąžuolai prasideda, labai gerai. Ir įkritu. Gražiausia. Gerai, išlipom. Gerai. Bėgam tekinį. Čia kol kas nieko gero. O, kiaulykių. Kiaulykės pravers. O, lava. Sudegė. O, kiaulykės. Palaukit, aš gal išsijungsiu, biškį susimažinsiu garsus, neįsijungsiu. O ką, o čia reikia neįkristi. Palaukit, vis tiek labai garsiai. Va. Ir 2 kiaulykės, labai gerai. Čia net 4. Skeletonas. Mirsi. Gerai. Jau maistą turėsim kaip ir normaliai. O, dar viena vis labai gerai. Ir ten atrodo dar kairiai mačiau dar vieną. Ai, ne, čia beržas buvo. Taigi, gerai, einam toliau ieškoti ko nors gero. O, čia jau kažkas bus, man atrodo, geriau. Mums reikia užlipti ant medžio. Ne. Čia nieko gero. Prasideda džiunglės, kaip matau. Šitas dašo. Fuck. Nu tai bandom dar kartą. Nu kas čia yra? Nu gerai, nesvarbu. Jeigu dar čia, man dar atrodo, va čia va gera vieta visai yra. Va čia va. Čia mes ir įsikūrsim. O čia mano šuo kaulų dūksta. Atleiskit už pašalinius garsus. Kur ta karvė? Va, gerai. Kiek čia turim? 700, 300. Gerai, labai gerai. Šiaip galvoju, va čia mes ir įsikūrsim ir bus labai gerai. Aišku, mes pirmam epizode nestatysim namo, šiaip viską aplenką apžiūrėsim. O jau kitam epizode aš čia padarysiu truputį vietos. O kas čia? Telkinys. Šiaip mano normali vieta. Gerai bus, nes netoli yra ir ežeras. O aš jau bėgt nebegaliu. Tai aš pasistatysiu šitą ir šitaip ir taip. Ir ką čia šituo uždėsim ir čia pakepsim. Truputuką. Čia, o dar galime batukus pasidaryti. Va, mano skinas fermeris. Taigi, dar va, du gerai pavalgysim. Taigi, aš kitam epizodui padarysiu truputį vienos, pasirinksiu medienos ir kitam epizode mes jau statysim namą. Taigi, šitam epizodui jau viskas. Ir laukite kitų mano epizodų. Taigi, ate.